Sveiki, šiandien su mūsų bus aš, Tomas. Sveiki, bus ir aš, Rainbow Karolis. Ir apžvelgsim šiandien labai Rainbow Just 21700. iJust 21700 gaunam štai tokio dėžutį. Viduje turim patį savo mini rinkinį. Turim visą krūvą popieriukų, kur surašyta visokia informacija ir Kinijos žemėlapis čia jaučiu. Turim keistą mažą juodą dalykėlį, su kuriuo kažkaip įmanoma patikrinti daikto autentiškumą. Turim maišelį tarpinyčių. Čia viena tarpinytė yra tokia su žiauna. Paskui pasakysiu, kam jinai gera. Turim 18650 baterijos adapterį. Papildoma kaitinimo galvutė su tradiciniu vielos tinkleliu viduj, mikro USB krovimo kabelį ir paprastą tradicinį stiklinį baką, su kuriuo kaitiklis talpina 2 ml skysčio. Pats Eloduro kaitiklis po radiacijos apšvitinimo atrodo štai taip. Čia turim 80 standarto kandiklį su tarpinėmis ant kandiklio, todėl ne visi jūsų 80 kandikliai tiks, tiksliau dauguma netiks. Čia turim tokį va grevelį ir tą kryptim pastumus turim. Atidarom pildymą. Dalis tokio šiučiuką atidarytą klibėjimą turi, bet užsidariusim tikrai ganėtinai stabiliai laikosi. Turim tada reguliuojamą oro padavimą. Tarpinės tokiu lengvu, bet labai maloniu pasipriešinimu vaikšto. Nu, kaip ir ant praeitos versijos. Ir čia tada atsisukam, tada turim, nesupykit, kam šitas daiktas gražus, bet šlykštų, žalią kažkokį tai plastikinį baką, labai keistos formos. Čia matom kaitiklio kaminėlį. Ir čia turim tada mūsų kaitiklio bazę ir įsuktą kaitinimo galvutę. Čia tos kaitinimo galvutės yra HV naujos kartos, kurios viduj turi va tokį dalyką papildomą. Čia yra vielos tinklelis, kaip ir įprasta atrodytų galvutė, tačiau ištraukus šitą visą daiktą, mes matom štai tokį dalyką, kuris mūsų oro srautą atėjusi galvutę paskirsto tiesiai į mešą. Tai teoriškai turėtų pagerinti skonį ir per tas va tokias skylutes turi praeit skystis, kad imtų bėgti. Tai jam tai padaryti irgi yra kiek sunkiau. Ir čia matom irgi taip pat apačioje dar yra papildomai pridaryta tokių skylučių. Jos teoriškai yra skirtos kaitiklio kondensato išsivalymui. Kada yra galvutė baziai, kondensatas čia prisikaupęs, pavartaliojant tą kaitiklį, jį, sakykime, garinant, skystis vėl per tas skylutes grįžta į vatą ir čia mūsų bazė lieka švaresnė. Įrenginio baterija atrodo štai taip. Čia matom tokie pagraviravimai, viršui mikro USB krovimo lizdas, 50 jungtis, aikštelė 25 mm pločio ir čia apačioj, čia dar turim mygtuką tiesa. Toks jisai turi tą tokį trakštelėjimą, bet jis labai minkštas. Minimalus klibėjimas yra, bet šiaip mano, sakykime, iš visų iJustų bandytų šitas mygtukas gal būtų ko gero antroje vietoje, pagal spaudimą patį. Ir čia mūsų apačia atsisuka, ko gal iš išorės nesitikėtumėt. Čia jums nukrenta tada arba nenukrenta, jeigu rankos nekreivos. Toks va dalykėlis spiroklinis, kuris prilaiko mūsų bateriją. Turim Avatar Systems. Avatar Controls, atsiprašau, 21700 baterija, kuri čia yra nurodyta, kad yra 4000 mAh, 30 A. Ne, ji tokia nėra, čia yra 3900 mAh ir 20 A tik tai. Tai šitos baterijos išsiėmė kažkur kitur, ypatingai ten kokią mechaninę modelį, tikrai nerekomenduoju naudoti. Ir labai ryškios indikacijos, kokią kryptim bateriją statyti. Tik priestatant, saugumo sumetimai, čia yra jau užklijuotas toks lapukas, tai jį nulupat, pliusų bateriją apačią, užsukat šitą dalyką ir tada užsukat šitą dalyką. Užsukat tvirtai, ten jau perveršti nereikia, bet kad jisai tikrai sustotų. Ir tada 5 mygtukų, 5 paspaudimų pagalba mes įrenginį įsijungiam ir tuoj parodysiu savo asmeninį, kaip paruoščiau jį naudojimui pilnai.
Štai galim tada jį ir pažiūrėti. Va, matot, mirksi ten indikatorius labai neryškiai. Net nematau, mirksi, bet labai neryškiai. Taip, tai mums ką reikia padaryti, mums reikia įslūkštenti kaitiklio galvutę. Ja į bazę įsukam tvirtai. Pasiėmu savo mėgiamą skysčią. Gražus oras, šiandien naudosim strawberry bikini. Ir tada va čia įpilam skysčią. Kadangi čia yra ta apsaugėlė, tai tos skysčios, sakykime, aš taip labai jau po truputuką nepilu, taip gausiau, geriau gausiau, paskui nusivalyti, negu kad sudegs. Ir juodas varinkinys eina su juodu tokiu keistu daiktu. Užsidedam jį kokią norim kryptim, šitaip arba šitaip, kur tas išlinkimas jums atrodo gražiau surinkus. Ir sukam kaitiklio viršų. Susirandam tą brūkšniuką, atidarom ir užsipildom kaitiklį skysčių. Kaip minėjau, pirmai su stikliniu baku talpa 2 ml, su šituo keistu baku talpa 5,5. Tai tikrai gausiai. Ir matot, su pipetė netgi pildau, tikrai jokių problemyčių. Žodžiu, kažkiek čia tos skysčio jau subėgo. Užsidarom, įsistatom kandiklį, užsisukam kaitiklį ant baterijos ir tada duodam dar kelias minutės pastovėti kaitinimo galvutėj, kad tikrai visur gerai įsigertų skystis ir galėsim garinti. Na ką, įrenginį surinkom, sudrėkinom, įkišom bateriją, užsukom viską, kur sukasi ir galim tada, manau, pagarinti. Pas tai labai keistai visai skamba. Aš matai orą prisukęs iki pusės. Man pilnai atidaryti oro yra per daug šiek tiek. Šaukščia kai reikalas. Na ką, pagaravom. Dabar galim. Ką, pagaravom? Galim pereiti prie pliusų minusų? Jo. Taigi, pirmasis iJust įrenginys, kurie jau eilę metų rinkoje. Ir šitas jau yra sukeičiama baterija. Tai bet kokiu atveju didžiulis privalumas, bet manau pradėkime nuo trūkumo, ne? Kaip visą laiką. Pradėkime nuo trūkumo. Pirmas trūkumas būtų, tai aš pradėsiu iš viršaus, tai kandiklis, man žiauriai nepatinka kandiklis. Neskaitant šio šlykščiaus spalvos, bet dar nepatinka ir jo aukštis, plotis, mano nuomonė, jis turėtų būti siauresnis, patogesnis, nes dabar, tikrai nėra malonus. Kandiklis tikrai yra platokas, nežinau. Jis galėtų būti platus, bet čia jo tokio plataus ir nelabai yra reikalo, trūba, tikrai, pirštas telpa į vidų įkišti. Gal jisai net šiek tiek siauresnis negu LCM, aš dabar galvoju, bet esmė tokia, kad, nepatogu yra toks didelis jisai. Aišku, galima jį pasikeisti, bet tada netiks jums bet kas, nes tarpinės yra ant kandiklio. Aišku, tokių kandiklių irgi galima įsigyti atskirai, bet, Pirmas minusas, tai tikrai. Jo, tai tikrai minusas. Kitas minusas asmeniškai man būtų kaitiklio visas šitas, nežinau kaip pasakyti. Visas dizainas kaitiklio. Ta turėjai minį. Aš nesuprantu, kam reikėjo sugalvoti tokį stiklą. Tai jau Bubble yra jau kažkas tokio. Bet gerai, jo, Bubble padidino talpą. Net aš pripratau prie Bubble, kartais Bubble naudoju. Bet, čia, nežinau, ale tipo rezinas, bet su kampais kažkokiais į tą kampą dar lengviau susidaužyti taps. Čia ant juodo nelabai matosi primarginimai, ant iš arti matėte ant to žalio, ten dar tų baltų diprintasų pridaryta, ne kažkas, man tai ne kažkas. Asmeniškai, juodas dar ne tai baisiai, bet kaip aš atsidariau dėžutę Rainbow, tai pirma mintis buvo, ta prasme, kodėl? Kodėl? Kodėl tas derinys toksai? Jau geriau galėjau tada palikti tiesiog ant Rainbow, aš Rainbow labai nemėgėjęs, bet ant Rainbow galėjau palikti tiesiog skaidrų stikliuką su baltais tais padažymais ir skaidrų tą bakelį. Jo, tai tada dar būtų, atrodę, ne taip. Dabar matot, pakeičiau, tai atrodo dar ne taip baisiai. Kandiklį va tik reiktų dar pasikeisti. Juodas ne taip baisiai. Čia mano šitas didžiausias visas pyktis keliauja tam Rainbow, nes jis to tikrai apgailėtinai. Bet
Aišku, vėl, jeigu jis jums gražus, tai yra skonio reikalas, mes čia tik asmeninę savo nuomonę įsakom. Čia visiškai asmeninė nuomonė. Jo, bet, va, pavyzdžiui, juodas man tai tikrai atrodo solidžiai, išskyrus tą keistą jo formą. Jis gaunasi toks kažkoks toks kaip, nežinau. Irgi su tiesiu bakeliu gražiau atrodytų. Jo, bet su tiesiu bakeliu, tuo stikliniu, kur mes turim komplektą, jis talpina tik 2 ml. Su šitom kaitinimo galutėm direkt langui 2 ml yra mažokai. Tikrai jaučiasi, kad jie akyse dingsta, tai Tikrai akyse krenta. tenka naudoti su šito, jeigu nenori pildyti kas pusvalandį. Toliau, dar vienas minusas būtų man asmeniškai, tai tas LED indikatorius. Nu, iš tolo jums per kamerą, nežinau net ar matysis. Aš kartais žiūriu per šitą pusę, čia geriau eina pastebėti. Ir iš to išplaukia dar vienas minusas prie tos pačios lemputės, kad žalia nuo tos oranžinės, kai jau baterija pasėdus, nelabai skiriasi. Nu, vat, sunku kartais suprasti, jeigu saulės šviesoje esam, tai tikrai atrodo, kad žalėjo, nors jau jeigu modas yra saulės pusiau šviesoje pakrautas. esam, iš vis tos lemputės Šitaip, nesimato. matai. Turi uždengti ir tada taip pat labai atsargiai pažiūrėti. Tada per kampuką tu matai, kad kažkas blyksteli. Vat kaip Karlis ir sako, tarp tos oranžinės ir žalios skirtumą pastebėti normaliam apšvietimui yra neįmanoma. Tada eina mėlyna ir tada eina raudona. Gerai, kad yra baterijos indikatorius, tai visą laiką yra teigiama, bet, nu, nežinau, man tobuliausias žastų mygtukas buvo NextGen, kur buvo tas apvadėlis, kur labai Taip, viskas aiškiai, gražiai. šviečia ir, nu, jau aiškiau negali būti. Va, galėjo čia tokio tipo mygtuką įdėti. Jo, tai, nu, iš tikrųjų gerai yra tai, kad žalia nuo mėlynos jau kontrastas tikrai yra, tai kada jau pamatot mėlyną, žinot, kad reikia krauti. Tai va tai. Dar iš mano pusės vienas trūkumėlis būtų, vat, ką ir pastebėjau, kai Karlis tik pradėjo garinti, oro tas visas garsas. Atsidarius pilnai, oro yra daugokai, nu, kas mėgsta daugiau oro. Kas mėgsta daug bus pats tas, bet man, pavyzdžiui, asmeniškai per daug. Aš jį prisuku netgi šiek tiek daugiau negu pusę, tada atsiranda jis toksai, šiaip oras niekur nekliūnantis, gan maloniai traukiasi, bet garsas toksai, nu jau užintis. Jo, atidarius pilnai nėra taip, tikrai nėra bjauru, bet toks, nu, trūkumėlis toks, Girdis. manau, tikrai kabintis galima. Toliau, iš mano pusės turbūt, jeigu neklystu, paskutinis bus minusas, tai tas mygtukas, atsukimas. Man jį atsukus, kartais būna sudėtinga įtaikyti. Va dabar, va, kaip tyčia, viskas labai sklandžiai ėjo. Nu, galėjau padaryti kažkokį tai ar sriegį, galbūt ilgesnį, ar patogesnį. Ir dar vienas toks dalykas iš mano pusės, šita baterija, šita, kur yra komplekte, ta Avatar Controls 21700, jinai yra Melagėlė. melagėlė truputuką, tai jau kaip ir minėjau close-up'e, bet jinai, man atrodo, yra šiek tiek ilgesnė. Nes su ja tas mygtukas apatinis, tas dangtelis susisuka taip standokai ir aš jokio barškėjimo negaunu. Bet su kitom 21700, jeigu purtai, jauti, kad ta baterija čiučiuką to tokio turi Nori palakstyti. vaikščiojimo. Jo. Su 20700 jūs tikrai barškėjimo turėsit, bet čia tada mano perinėm po truputėlį plius. Jau gali perėti prie plius. Bet jūs galit naudoti ir 21700 ir su tuo perėjimu jokio barškėjimo absoliučiai neturėsit, galit naudoti 18650. Tai čia yra didžiulis privalumas, kad pridėjo įrenginys... komplektą tavo visą kandoniuką, kuris suteikia galimybę naudoti 18650, tai irgi puikus žingsnis. Tiesa, baterija šito lyginant su, tarkim, trečiu ar ACM, man atrodo, yra čiučiuką aukštesnis. Ir ranko jaučiasi, kad jinai... Toks biškis ilgesnis, bet iš pločio viskas tvarkoj, tas korpusas toks nėra labai storas, bet rankoje tikrai, nu, ta prasme, ten sutraiškyti neįmanoma, aišku, Jis numetus. toks išėmus baterija jaučiasi, kad jis toksai Lengvutis, plonytis. Bet šiaip gerai, nes aš iš tikrųjų esu ganėtinai nustebęs jos svoriu, nes kaip tu surenki jį pilnai su baterija, su kaitikliu, su viskuo, užsipilį skišę, pasimigarinti, jisai nėra sunkus. Jis tikrai Nėra sunkus, nėra lengvas, toks, gana, nu, pats tas, sakyčiau. Jo. Būtų lengvesnis, jau atrodytų, kad labai kažkas negerai su kokybė, o dabar ne per sunkus, ne per lengvas, grinai pats tas. Jo. Ir didžiausias pliusas, kad keičiamos baterijos, gali turėti 2 pasikrovę ir naudositės, bet realiai 2 nešiotis pasikrovus, aš per dieną jo nesugebėjau užkrauti. Su šita 270 be šansų. Tai, nu, realiai nešiotis 2, nu, nėra reikalo, nebent išvažiuoti kažkur toliau, ilgiau, žinot, kad savaitgalį neturėsite elektros, galit, kad ir 3 baterijas pasimti ir be problemų naudotis įrenginį. Norėčiau žinoti, jeigu neturėsiu kada elektros iš anksto apsirūpinti. Nu, važiuoju į mišką, pavyzdžiui. Ai, nu tokiu atveju. Toliau tada, dabar kylant aukščiau prie link kaitiklio, dar galim ties to pačiu mygtuku staptelt. Nors mes jį čia taip truputėlį ir iškeikiam. Apskritai kalbant, jo, bet pats mygtukas jisai man patiko.
Man patinka, jis nėra per daug išlindęs, bet yra išlindęs ir spaudžiasi maloniai ir nėra daug jėgos, greit suveikia. Jo, nereikia grūs ten iki kažinko. Švelnus, tai nesakykim, pas ką silpnesnės rankos tikrai problemų su jo paspaudimu, suradimu tikrai neturėtumėt turėti. Gal norėtųsi šiek tiek labiau to tokio standumo, kad jis pats nebūtų toks, turi tokio minimalaus klibėjimo. Norėtųsi gal, kad tas būtų man toks ryškesnis trakšt, bet čia jau labai stengiantis. Jo, jau čia labai kabinėjame. Šiaip daugiau mygtukas man pliusų patiko. turi negu minusų mygtukų. Jo, vienas, sakykime, malonesnių mygtukų iš tų visų starterių. Toliau kitas pliusas yra pačios galvutės. Jo, grįžtam prie Tikrai labai neblogas skonis. Neprilygsta ar tipo kaitikliam, bet kaip kolhėdinis tikrai labai neblogas. Jo, aš irgi iš tikrųjų... Ir tikrai jaučiasi skysčio natos, o ne vien saldumas. Tai irgi didžiulis pliusas. Mentolį tiesa perdoda labai efektyviai, man tai taip net dabar gerklį jau spaudinėjo, dabar kurį laiką tų negarinau. Pats principas man galvutės patinka, kad tas yra cimpukas su skylutėm, kad tiesiai meš atiduoda oro, o ne eina kaip tuneliu kyla į viršų. Grinai atiduoda tada ir tada tik pakyla. Jo, ir sakykime, lygiai taip pat nuo to kondensato, nuo to prišlapimo ta galvutė yra apsaugota, kad jeigu ten viduje kažkur tavo tai būtų šiek tiek per šlapus, kad pradėtų bėgti skystis į apačią, jisai dar turi užlipti ant to cipuko ir per skylutes. Tikrai maža tikimybė yra, kad pradės kažkur ten jo, pratekėti. Tai jau jeigu visiškai ten vandenuko nepilsi, tai jis turėtų tikrai, asmeniškai aš visiškai jokių problemų neturėjau su jo lykinimu, tai tikrai manau, kad jeigu... Aš ir palikęs buvau ir taip, jisai man visiškai nepradėjo. Šitą galvučių visą sistemą, manau, perims ir kiti gamintojai pradės su mešinėm galvutėm naudoti su tuos tripeliu. Man atrodo, kad čia jau ne pirmos galvutės yra rinkoje su kažkokiais panašiais bairiais, bet dar gera žinia, kad galvučių korpusas yra suderinamas su baby galvutėm. Užsisukimas yra toks pat. Tai visi kaitikliai, kurie naudoja baby galvutės, Vaporeso tas RNG galvutės, kur eina irgi tokios pačios, visi šitie kaitikliai, įskaitant ir senesnį Adjusto modelį, gali šitas galvutės naudoti. Tai net jeigu, sakykime, turit kažkokį seną dalyką ir... Nenorit keisti. Jo, įrenginys jūsų dar yra geras. Jūs tenkina. Galite tas pačias galvutės naudoti, jeigu jums, sakykime, tos baby arba tos senesnės HV galvutės yra jūsų įrenginys suderinamos. Tai mano nuomonė didžiulis privalumas, kad rinka gavo dar vienas naujas galvutės, kurios tikrai yra, kažkas naujesnė. Nekeičia sriegių, nieko pakeičia, tik tais vidurius, palieka tą patį korpusą, tai šiaip tai naudingas sprendimas. Ir apskritai pačiam šitam įrenginiui tų galvučių, kadangi jos yra to standarto, bet kurioje šalyje tikrai bet kur galima gauti. Jos yra vienos, ko gero, paklausiausių, kadangi labai daug kaitiklių tokio standarto jas naudoja. Kaip kandikliai patapo standarto, taip šitos galvutės irgi darosi to tokio standarto. Labai gerai. Mano nuomonė labai gerai. Toliau pildymas. Matėte, iš arti pildžiau su tuo pipetiniu buteliuku, visiškai jokių problemų, niekur nieks neapsiseilioja, viskas telpa bėga. Pildymo sistema yra standartinė, bet dažnai ant tokio tipo kaitiklių būna tas palikta labai mažytė skylutė ir pildant ten viskas apsivaflina. Šiuo atveju galima pildyti su kuo nori. Aš susipyliau vakar žiauriai neskanaus skysčio ir norėjau jį išpilti ir pastebėjau dar vieną kaitiklio privalumą. Bandysiu jums jį parodyti, tikiuosi šį kartą irgi gausis. Va, nebėga. Nebėga. Taip, kad pildymas man tikrai šito daikto patiko. O jeigu jau, sakykime, nori dar labiau apsisaugoti, tai atsimenat iš close-upo, kur minėjau tą tokią sužiauną. Su membranėlė tokia. Jo, tai galite naudoti dar su ta, tai tada tikrai net ir atsidarius, net ir purtant bus tas skystis, iš ten labai sunku išpurkšti. Gali būti ramus, jeigu kišenė atsidarys, kad nepasidarysite ežero kišeniai. Jo, kandiklis vėl jisai, aišku, gal didokas, gal ne, bet jis yra keičiamas, jis yra, sakykime, vėl standartinis, tai tikrai galima rasti pakaitinį tą kandiklį ar pametus, ar tiesiog užsimanius kitą pasikeisti, ar norint kažko priderinti. Vėl mano nuomonė yra privalumas. Ir komplektai šiaip mes gaunam tikrai nemažai šmučių. Turim dvi galvutės, atsarginį stiklą, baterijos adapterį, laidą, viską. Taip atrodytų standartiniai dalykai, bet yra tų rinkinių mini, kurie yra skirti naujokam ir nėra, tarkim, atsarginio stiklo. Jo. Tai manau vis tiek tai yra. Dar vienas pliusas, kuris man tiesiog sigarinimo kokybės nekeičia, bet man labai patinka, kaip drekinasi galvutė. Patraukia tokiais daug ir smulkiais burbuliukais, sukyla į viršų. Tai labai gerai veikinasi, galima čia inveipinti drąsiai. Tai va, tai manau apibendrinant, šiaip iš Adjustų šitas mano vienas mėgstamesnių patapo, tikrai, aišku, Nekalbant apie išvaizdą, žiauriai asmeniškai apie išvaizdą. Juodas. Juodas normaliai. Šitas Rainbow, tai... O dar uždėjus stiklą, tai tikrai atrodo padoriai, tiesiog juodas Adjustas, tų išgraviravimų nėra per daug, tas mygtukas neatrodo kaip Supermano ženklas.
Ir, nu, tikrai viskas atrodo, ko Pati nori. garinimo kokybė tikrai labai nebloga, keičiamos baterijos, iš vis didžiulis pliusas. Jo, ir ta pati baterija komplekte, nors jin yra šiek tiek pervertinta pagal tai, kas ant jos yra spausinta, jinai laiko tikrai labai neblogai. Tikrai labai neblogai. Nu, čia didžiulis pliusas, tikrai kad visą didžiulis dieną privalumas. nereikia krauti, gali naudotis. Jo. Tai overall aš manau, kad tikrai vertas dėmesio. Jeigu, sakykime, vėl turit modelį senesnį, kuris jums yra pilnai veikiantis, tiesiog naudokit tas naujas kartos galvutes. Jeigu jau Turėsit jums panašią reikia garinimo atsinaujint, tai aš manau, kad šitas tikrai yra... Nu, būtent jeigu Tikrai turit senesnį just tipo įrenginį, norit ilgesnio baterijos tarnavimo laiko, keisto stikliuko, galite įsigyti šį. Jo, bet vėl, jam tinka trečio, next geno... Ir senesnių modelių galvutės tinka jo, čia. Galvutės, bet aš kalbu apie stiklą. Tai galima jį naudoti su tradiciniu, tarkim, adjust trečiu bubble baku, nu, turėtų tos pačius 5,5 ml ir turėtų bubble baką, kuris nėra iš kažkokios keistos medžiagos. Kuri, tarp kitko, sunku dar pasakyti, bet aš kiek suprantu, plastikas nėra toks atsparus kaip stiklas ir ilgainiui gali sutrukinėti nuo, sakykime, agresyvių skysčių. Tai cinamonas, bananas, citrusai ryškus, va tokie visokie. Tai tą dar irgi turėkite. O šiaip jau manau, kad gana čia dabar bleivizgot apie šitą mažą aparačiuką. Tai šitą Rainbow. Jau tikrai viską pasakė. Gana bleivizgalot. Ačiū tada, kad klausėtės mūsų bleivizgų. Aš Rainbow daugiau nebenaudosiu. Aš juodą pasiliksiu, tai aš taip tikrai nedarysiu. Tai va, bet ačiū, kad žiūrėjot. Nu, čia finalas geras buvo. Tai daugiau nėra ką pridurti. Aš nemeluosiu. Rainbow man labai nepatinka. Jo. Nu, čia nėra ką pridurti. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Užsiprenumeruokit mus visur, sekit, prisijunkit ir gero. Iki.